Tai labai trumpai, Gediminas, esu iš Grūtos, vyr projektų vadovas mano pareigos šitoje įmonėje. Esam labai trumpai šeimos verslas, iš tikrųjų mano mama yra 25 metai patirties būtent želdynų sferoje. Aš daugiau prisijungiau su darbais tais techniniais konstrukcinių želdinimų, kas aš jį taip vadinu. Tai yra, kaip ir šiandieną pristatysiu, žali stogai, laistymo sistemos, šaknų apsaugos sistemos, iš esmės visa tai, ko reikia, kad tą vyšnę ant torto medį jau pasodinus, rengu žalią erdvę, kad jinai ilgai gyvuotų, vadinkim taip. Tai pereinant prie žalių stogų, ką mes pastebėjom jau dirbant ir Europoje, ir dabar gal toks labiausiai Vilniui matomas pavyzdys, kad iš esmės mes statomi butai, yra mažose erdvėse, pastatai, butai, komercinės paskirties ir visas parkingas yra kišamas, taip paprastai sakant, po žeme. Kas iš to išeina, kad žalios erdvės tada turi atsirasti virš jų. Ir štai mes susidurėm su ta žalio stogo sistema, nes tai yra ir priklausomi želdynų plotai, projektuojant tiek statinius, tai kuo toliau, tuo stipriau eina šitą linkmę tiek savivaldybės, tiek vyriausybė ir visos institucijos. Tai ne tik dėl, vadinkim, tvarumo tos žaliosios krypties, bet tai jau ir ekonomiškai naudinga darosi įrenginėti žalius stogus. Žalių stogų paskirtis. Dar prieš kokius 3-4 metus turėjom dvi rūšis – intensyvus ir ekstensyvus stogas. Iš esmės tada, dar yra ir dabar, kas taip vadina, tada tai buvo vadinama dėl priežiūros. Intensyvi priežiūra, tai visos vejos, krūmai, kur sodinasi visi aukštesni augalai, kuriem reikia intensyvios priežiūros. Ekstensyvus, kuriem yra mažiau priežiūros, tai yra šilokas. Pagrindė mūsų klimatui tai yra šilokas. Tai čia, sakau, buvo tas, dar ir dabar galima tą sutikti, ką paskutinį mes dabar ir Restos parodoj dalyvavom ir mūsų vienas iš tiekėjų atstovų nuo Abhadreino, būtent žalių stogų sistemos. Visa Europa eina link to, kad skirstom į 4 grupės. Tai yra traffical roofs, važiuojami parkingai virš, antžeminiai parkingai, ne požeminiai, vadinkim, tai yra, mes vadinam antžeminiais, bet tai yra tiesiog virš to parkingo po žeme atsiranda dar viršui parkingas. Tai viena rūšis. Antra rūšis žalieji stogai su žaluma, tai juos vis dar galima skirstyti į intensyvus, ekstensyvus želdinimas. Water retention roofs, labai trumpai nenuklystant į tą, čia labiau jau vadinam blue roofs iš žalių, bet mintis jų yra tokia, kad kuo toliau, tuo labiau, kam matom ir pasaulyje dedas, ir pas mus jau ateidinėja, kad per 3 dienas iškrenta mėnesio kritulių kiekius. Kaip suvaldyti tą vandenį, nes mūsų drenažo sistemos nėra suprojektuotos, ypač senusios tiek, tai čia vėlgi ateina tos green, blue roofs sistemos. Ir tada solar roofs po saulės elektriniam, nes iki 8% drąsiai galima teikti, yra, kas sako, 12% padarius žalią stogą po saulės elektriniam padidina jų performance, vadinkim, jeigu taip žinau, daug jaunimo gal angliškai suprasite, ne? Tai tokios 4 rūšis, į kurias einam, nenustebkite, jeigu bus, pasakys, intensyvus, ekstensyvus, tai priklauso nuo priežiūros kiekio. Norėčiau parodyti vizualinę, to aš trumpai sustosiu šėrinti. Atsiprašau, kur jisai čia mano pabėgo. Taip. Filmukas, kaip mes tiek Kruta, tiek mūsų tiekėjai nuo Abhadrein
įsivaizduojam žalią stogą ir truputėlį idealų žalią stogą. Aš gerai girdžiuosi, taip? Atsiprašau, vis Taip, pasitikslinu. jūs girdite savo garso, čia nėra filmukė. Ne, čia nėra, specialiai išjungiau, kad galėčiau pakomentuoti truputėlį, prasukant viso labai taip nežiūrint, čia taip gražiai, 800 kvadratų, čia labiau už biudžeto pusės, tas idealus stogas, tai yra vienos dienos įrengimas. Tai va, tai pagrindinė visos žalių stogų sistemos dalis yra vieni vadina drenažinę membraną, mes vadinam, jinai kadangi turi panašumų su drenažinė membrana, mes ją vadinam drėgmę kaupiančią membrana, kadangi tai yra žali stogai, tai šitie kauburėliai kaupia drėgmę, atitinkamai paskaičiuojamas pagal kas augs ant viršaus, paskaičiuojama kokio litražo reikia. Pagrindinė savybė, taipogi pradedant projektuoti, įsivertinti, kokias apkrovas laiko stogas. Čia yra visiškai pagrindinis dalykas, pradedant projektuoti, tai įsivertinti, kokias apkrovas gali laikyti stogas. Tai nuo to tik tada galim pradėti galvoti, ką mes ten galim auginti, kokie sluoksniai gali dėtis ir panašiai. Tai sekantis paskui nuo to priklauso vėlgi tos pačios drenažinės arba drėgmę kaupiančios sistemos, vadinkim, stiprumas, atsparumas gniuždymui. Tai va, tai šitas faktorius vienas svarbiausių įsivertinant, įsivertinti projektuojant. Vėlgi yra aukščiai, kaip sakiau, pagal tai, ką mes turim virš, ką auginam, ar tai yra veja, ar tai yra šilokas, ar tai yra krūmai, vėlgi. Ir tada šitoj sistemai turi būti, vėlgi, kad mes neužneštume gruntu visais nešvarumais, drenažinės membranos, aš ją vadinsiu drenažinę, gal paprasčiau šiai dienai visiems bus, tai turi būti filtruojantis sluoksnis ir truputėlį atsukant. Tai po apačiai yra skiriamasis sluoksnis, kad apsaugoti hidroizoliaciją. Hidroizoliacijai vėlgi tam ant perdangos turėtų būti atspari šaknims, kitu atveju reikia šaknų barjero pakloti dar po šitą membraną. Tai va, dar vienas faktorius, kurį reikia įsivertinti toliau, tai yra hidroizoliacijos šaknų atsparumas šaknim. Atsiprašau. Prasukant truputėlį. Tokia detalė, bet būtent ta sistema, su kuria mes dirbom, nes patys ir įrenginėjom, tai jinai atvažiuoja visi tie 3 sluoksniai viename, tai labai lengvas įrengimas. Taip, vėlgi jau pradedam apie tą vandens suvaldymą, tai šonuose, kraštuose turėtų būti, vieni vadina nuogrinda, kiti drenažinių sluoksnių pilnai skaldele ar kažko, kad suvesti, turim visur suvedinėti vandenį, kad ta sistema nepasiplautų. Turim įsivertinti, kur subėga vanduo. Čia vienas iš produktų, kuris ne tiek dabar aktualus, bet jisai vėlgi kaupiantis drėgmę, kad tokia kaip vata jinai atrodo, tai vėlgi, kai negalim didelio sluoksnio juodžemio užpilti, kuris galėtų dar palaikyti tą santykinę drėgmę, tai dedam tą vatą. Kelios detalės apie juodžemio kiekį, tai yra, kaip sakiau, tam ekstensyviam stogui, tai yra nuo 5 iki maksimum 10 cm juodžemio specialaus grunto. Irgi gruntas turi būti laidus vandeniui, kad nesušoktų, nepatvintų. Toliau daugiametėm gėlėm, smulkesniem augalam, tai 10-20 cm ir 20 cm viršaus rekomenduojama, kas yra didesni daiktai, krūmai, lygiai taip pat būtų geriau tas, nes daugiau drėgmės sulaiko. Tai va, tokie pagrindiniai kriterijai yra žalio stogo projektavime. Čia vėlgi ta
kaip sakiau, vandens surinkimo ta vata, tai čia parodoma daugiau, sakau, čia jau apie Blue Roof einant, tai labai trumpai, kad kiek jisai gali suvaldyti tą stormwater management klausimą. Tai va, grįžtant į mūsų prezentaciją, dažniausiai, ką mes pastebim iš praktikos, kur atsiranda problemos, yra suvedimas va šitų sluoksnių, tarp ko reikia trinkelėm ir ko reikia po žaliais stogais. Tai apatinis sluoksnis visur turėtų būti toks pat, jeigu turim trinkelę, tai čia bus skaldelė, o čia bus juodžemis. Tai reikia įsivertinti visus šitus atskirimus, bet vandeniui subėgti turi būti viena juosta tokia pati. Kaip ir sakiau, čia keletas pavyzdžių. Iš mūsų darbų paskutinių įrengtų, tai labai svarbu įsivertinti, kokios yra apkrovos, kad atlaikytų stogas tą, ką mes įsivaizduojam. Tai jeigu taip paprastai visai kelis centimetrus, 5-8 centimetrus daryti ekstensyvaus šiloko stogo, tai yra iki gali būti nuo 60 iki 100 kg vienam kvadratiniui metrui. Jeigu norim šituo atveju, tai reikia pilti 70 cm ir su konstruktorium skaičiavom būtent tas vietas stogo stipriausias, kur galim sodinti. Tai va, visur kitur truputėlį sumažinom, užkrovėm ant taškinę apkrovą, čia taip einant į detalės, už tai, kad apačioje yra kolonos, tai jos pakelia toj vietą, tam taške galim didesnį medį sodinti. Mūsų Žalgirio arenos baseinas įrengtas prieš kelis metus, vėlgi 1 hektaras, bet, sakiau, buvo iššūkis suvaldyti vandenį po drenažinę sistemą, kad nepaplautų visų juodžemis. Taip pat specialus maišytas su granuliam, kad būtų laidus vandenį. Va, čia nuotraukose tarp liemų yra, bet šiai dienai gražiai viskas suaugia. Tai va, tiek labai gal trumpai apie žalius stogus. Sakau, pagrindinės vietos yra apkrovos ir vandens drenažinis sluoksnis. Plus juodžemis irgi turi būti ne visai paprastas, kad nesušoktų, nesusispaustų ir būtų laidus vandeniui, kad nepatvintintume mūsų stogo. Ar dar, tai va. Ačiū, tai dar gal klausimų, kaip tik bus. Jeigu galima, ar turit kas nors iš jaunimo klausimų kažkokių tai? Aš gal, jeigu skaitausi kaip jaunimas, turėčiau klausimą. Nežinau, ar skaitysi, bet drąsiai. Gediminai, jo. Galit pakartoti, nes neužfiksavau tą juodžemio sluoksnio storį, kada... Taip. Tai nuo 5 iki 10 cm yra ekstensyviam stogui, vadinkim šilokui, labai tai samanėliai, aš kai ją vadinu, tai nėra samana, bet tai atrodo, tai yra 5 iki 10, čia vėlgi pagal laidumą, bet šiaip iš praktikos, tai sakyčiau, iš vis iki 6 cm specialus gruntas. Šilokas apskritai nemėgsta. Kiek pasitikėjus buvę, tai jisai apskritai auga Norvegijoje ant kalnų, tai jisai nemėgsta daug grunto. Tai va, o toliau nuo 10 iki 20 cm tai yra smulkiems augalams. Ir 20... Kaip gėlėms ar kaip ar? Gėlėms. Daugiametėms, va tai. Vėlgi, truputėlį nuo gėlių priklauso, 20 ir 30 būna reikia, bet toksai smulkesniem tiek. O nuo 20 ir į viršų tai yra vejai, vis tiek vejai siūlom 20 cm, kadangi tai yra gerai besidrenuojantis gruntas, tai truputį daugiau reikėtų, būtų daugiau palaikymo. Nes tą drėgmę kaupiantį jinai atidavinėja, vis tiek, geresnis variantas yra visą laiką į gruntą, jeigu turim apkrovos grunte. Leidžia mum apkrovos. Ir, kaip rodžiau Vasentekso paskutiniam projekte, tai medžiam šis buvo 70 cm reikėjo, nes 4 metrų medžius. Tai tada jau atsiranda
inkaravimas į tinklą, nu jau sakau, tokios detalės, kurios reikia daug pasiruošimo, kad įgyvendinta, kad jau galėtų medį sodinti, tai dar pilnas sluoksnių pasluoksnių pasiruošti. Įsivaizduoju. Tai va. Ačiū. Aš irgi turiu Visada prašom. techninių klausimų, nes turbūt visiems labiausiai tas yra aktualu. Yra, pavyzdžiui, nusakysime, turim konstrukciją, ar ne, stogo konstrukcija, jinai savo eiga. Tai kokia ta storis yra pačios va to žalio stogo, kur dedasi ta membrana, paskiau visi tie sluoksniai. Kiek, pavyzdžiui, kad galėtume pasodinti medį? Kad galėtume pasodinti medį taip po apačią, vadinkim, iki grunto tas sluoksnis yra 4-6 cm varijuoja, nu, ten vėlgi priklausomai nuo detalių, bet nuo 4 iki 6 cm varijuoja tas storis. O tada jau grunto, vėlgi nuo medžio, kiek mes norim, kad jisai augtų, nu, tie beržai, vat, pavyzdžiui, kur pasodinti tenais, tai jie kokie pasodinti, jie daugiau ir neauks, nes tiesiog šaknim daugiau vietos neturim, bet 70 cm reikėjo, kad jisai būtų, kad tas medis galėtų bent gyvuoti tame, nu, būti gyvybingas, išliktų toksai, koksai neskurstų. Tai va, tai kiek, aš paprastai sakau, kiek šaknų. Viso, kiek norėtųsi žinoti, vat, koks tas sluoksnis yra visas, kuris grinai skirtas želdintam stogui, su visom tom plokštėmis, su tom membranomis, ta prasme, plus žeme. Tai kiek metrą pasiekėm, ar nėra metro? Ne, metro, jeigu ištisai medžių masyvus, tai tada taip, sakau, labai skiriasi gali nuo 26 cm 30 iki metro. Tai šiaip pagal praktiką dažniausiai turim 40 cm. Ir tada vietoj, nu, nes dėl parapeto, būtent tada jau parapetas gaunasi tiek ant perdangos iškyla, tai tada, o visa kita, 40-50 cm parapetas aukščio, o toliau lokaliai užauginam kalniukus būtent medžiams. Tai iš principo medžius jūs sodinate arba tos tokius didesnius augalus, kur yra kažkokia konstrukcija laikant iš apačios stogą, ar ne? Dažniausiai taip, jeigu nėra paskaičiuota iš karto konstruktoriaus, kaip pavyzdys Arenos Nemuno Saloj baseine, tai jau ten buvo paskaičiuota 700 kilopaskalių į kvadratinį metrą, tai yra labai daug, bet jisai eksploatuojamas dėl to, kad visuomeninis ir panašiai. Tai ten jau galėtume ir bet kur sodinti, tiesiog reikėtų išsikelt juodžemio dėl paties augalo, ne tiek dėl žalio stogo, kiek dėl paties medžio. Tai va, bet taip praktika rodo, kad didžioji daly dažniausiai ant kolonų sodinam, tas pats kaip ir parkingai, nu, kai būna požeminiai parkingai, tai ten, kur kolona, ten galim dėti medį, nes tvirčiausia vieta. O kokius augalus dažniausiai sodina ir kas išgyvena, kurie medžiai Lietuvos sąlygomis? Oi, labai daug dabar, ypač tos sąlygos labai stipriai keičiasi, tai buvo to, ko negalėjom prieš 10 metų sodinti, net dabar jau pradedam bandyti juos, tai tas, bet šiaip klasikiniai beržai, klevai, liepos, tai yra ta ką turim, tai va visi šitie išgyvena. Pušelės, aišku, pušis, tai vienareikšmiškai laimi visuose projektuose, nes tai yra visžaliai, visada žali ir klientai nori, bet tai, aišku, vėlgi ten jau paskui biudžeto klausimai atsiranda. Tai va, o apačioj dabar smilgin, nu, tas vadinkim žemesnis lygis, nes kaip mes skirstom, medžiai yra aukščiausias, vidurinis lygis, tai smilgo žoliniai augalai, visi dabar labai tas olandiškas bangas, jau lyg praeidinėtas momentas, bet kurti, o patinis tai visokiausiai įvairiausi kiliminiai augalai. Ant stogų visgi vis tiek šilokas, nes jis yra pakančiausias tiek saulėje, tiek vėjui, nes vėlgi garina labai, dažniausiai ant stogo yra atvira vieta, visą tai garina, tai va. Gerai, ačiū. Gal dar kas turit klausimą kažkokį iš savo projekto, kur darot, pavyzdžiui, nežinot kaip daryti? Tikrai galit sakyti, nes mūsų turbūt
arkliukas ir yra tas, kur jau nebežinom, kaip daryti, tada sugalvojam mes. Tai aš tada dar vieną turiu klausimą, o koks sudėtingiausias projektas yra vat, įgyvendintas per tos 25 metus praktikos įmonės? Tai gal žinokit, tikriausiai va šitie paskutiniai, dabar vienas Sanitexo gal įgyvendintas jau kuris, tai yra labiau dėl to sąlyginai maža erdvė ir daug augalų, labai organizacinių klausimų, kranai, derinimai su architektais, kaip sakyti, pradedant nuo apkrovų, baigiant dizaino, pasukimo augalų ir panašiai. Kai reikėjo suvaldytą chaosą, tai tiek ir iš dizaino pusės sudėtingas, vadinkim. Gal turit greitai kokią nuotrauką, kaip atrodo tas Sanitexo įgyvendintas, ne? Turbūt, kad tuoj rasiu. Tai va, dabar šiuo metu iš to paties projektų ir kalbų Šeduvos žydų muziejų statosi, tai čia gal su tuo, kad 15 metrų medžiai ir dideli, ta prasme, šaknų gumulas yra didelis, 3 metrų skersmens, tai irgi vėlgi su kranais, didelis duobės kasamos, kad tas augalas prigytų. Tai va, tai tokios paskutiniai dabar, nes iš esmės želdynų dalis į projektus ateina labai stipriai. Gal kelios nuotraukos. Labai trumpai, nes irgi turėsiu bėgti, bet dar pasidalinant. Labai didelės nuotraukos čia bus drive. Tai va, kaip sakiau, tie 4 metų, čia dar nedabaigtas buvo projektas, alėja visą tokį, gan industriniai, kas Kauną pažįsta, tai Raudondvario plente, už esamo Ermitažo labai industrinė vieta, buvus inkaro gamykla, tokia atnešti mišką. Tai vat kaip viską tai atrodė prieš tai. Daug vandens suvaldymo vėlgi, kadangi kieta čia vėlgi apsigyveno jau čia šių metų nuotraukos pavasarį, išlindo lapė ir kiškis ir žodžiu, ir gyvūnėlių turėjom problemos, kad labai daug paukščių priskrendo stikliniai langai, tai žodžiu, daug atsitrenkė į juos, tai vėlgi sprendėm, žodžiu, va šitaip. Va tai va tas projektėlis atrodo. Vėl, va čia yra šilokas po apačia, sakau, tokia samanos atmaina. Labai įdomu iš tikrųjų. Taip, dėja negalim ekskursijų daryti, nes klientas šiai dienai yra taip pasakęs. Tai va. Gerai, tai ačiū labai, žinau, kad turit bėgti, tai tada ir paleidžiam. Jeigu kad nors Ačiū Jums. Moksleiviai turės klausimų, gal tada nukreipsim, gerai? Būtinai kreipkitės, rašykit laiškus, kiek išeis, pakonsultuosim. Gal dabar pats pikas darbų, kai sakau, pavasarį visi pas mus atgyja nuo klientų iki visų vietų, tai va, bet tikrai drąsiai kreipkitės.